Nu tai sveiki kolektyvas, šiandien turim lapkričio 6 dieną, ūkyje darbų pilna, kaip per tikrą darbymetį. Atvažiavo Agrotekas smulkint kukurūzą, aš pats kombainė kulu kukurūzą. Aišku, dar į kuraną nepradėjom vežti, nes kukurūzo drėgmė yra per didelė kuranai. Reikia laukti šalnų, kad būtų bent jau 35 drėgmė. Bet kombainą jau neblogai ganėtinai atsireguliavau. Daug šiukšlių nėra. Su kėderiu irgi baigiu susidraugauti. Viskas kaip ir neblogai. Momentinį derlių rodo panašiai apie 11-12 tonų, kur esam geruose lauko dalyse, bet pakraščiai tonas numuša. Ir aišku, labai daug tonų nučiūna. Tai realiai, manau, kažkas tai yra 8-9 tonos šlapių, o sausų kažkas tai 5,5 gaunasi 6, nes tiesiog vienoje tonoje yra apie 300-250 kg vandens, kuriuos reikia nudžiovinti. Šiandien perkrovo priekabos neturim, nes nuo perkrovos priekabos ratus uždėjom ant balno prie fendo, nes ten buvo ratai mažiukai. Dirbam kaip Formulei 1, ratai paruošti, mechanikų daug, privažiuoja, iškart keičiam. Ratus užmetėm nuo perkrovos, jie didesni, turėtų būti daug geriau, nes važiuojant su tais fūriniais tiesiog stumas į priekis ir viskas. Ir atbalų ganėtinai sunku stumti. Na, aišku, mes ten buzoj dirbam truputį, bet čia viskas normaliai turėtų būti dabar. Nu, ne tai, kad normaliai, bet geriau. Jie tiesiog lenda į žemę, žemė šlapiai, yra daug drėgmės. Anadien kūliau, kombainas jau net nebepravažiavo. Nu, tai galite įsivaizduoti, 90 comų vikšrai. Aišku, galinio tilto nėra, nu, bet vis tiek kombainas lypa neblogai. Ir tai nepravažiavau. Tai fendo ta puspriekabė su mažais ratais tiesiog į žemę nerėsi ir viskas. Ir dar padeda kaimynai su viena priekaba, o kitą priekabą pasiskolinau. Tai dirba iš viso 3 traktoriai, JCB, 4 ir Agrotekos 2 bachūrai. Nu tai aišku, ryte buvo visokių neuveskio, bet dabar jau kaip ir pasileidom. Džiovykla, kai ne pirmos jaunystės, reikia lipti truputį padėti, ant norės persukti. Aišku, būdavo vasarą pasidarom, kad persukam, bet dabar raduo. O, paleido, o ten hebra už angarą. Dirba traktoriukai, su fendu nėra lengva pristumti. Čia sistema paprasta. Iš fūros gerai išpilam šitą fūrą trumpesnę, nes ten laidai kaba. Su dafu neišpildavom. O čia vamzdį esam pasidarę, su perkrovo tiesiai į Noriją varom, bet dabar sakau, nuo perkrovos ratai nuimti ir klasiukas dirba su priekaba. Tai į fūrą pilam ir viskas. Kokia situacija, vyrai? Prastoka. Nebyra? Reikia, kad padėtum. Blemba, reikia biškį priekiant pajudinti ir pradės brėt. Nebyra? Tas kampas. Reikia atleist diržą. Reikia atleist. Diržą atleist. O tai dėl diržo čia nebyra? Dėl diržo, nu tik su biškį gal suveržė portus. Pradžių neturėjom dar problemų. Man atrodo, ar mačių tu biškį pajudinti priekiant dabar traktorių. Tai kad aš tiesiog čia. Rulonai byra, gražiai krauname. Trim traktoriukais vežam dabar. Aišku, šlapia, bet tai yra kaip yra. Audrius kolega. Va, tonas 100. Beveik 400 rūlių. Derlius neįspūdingas šiam. Reikia išnekėti, matai. Sušituoti gali būti pasipapilti. Ne, gal įdėti. Kita dauma, kad daug didžiausių man.
Blemba lauko pradžia tai nėra labai gražiai, sakyčiau. Bet nieko nepadarysi. Laukas susniekoja, bet kažkaip tai sutvarkysim. Čia vidury lauko vėžų mažiau. Tvarkingai palyginus, bet va vietą matau irgi yra. Kolega neturi ką veikt smulkintuvį. Kukurūzėnas neįspūdingas. Lemba už šitą priekabą nelabai matina, kaip smulkinu. Čia biškį paplaukė teko, bet pravažiavant. Pirmą klimpimą turim, vandens pripylėm, išvėrė, uždarau kapotą, tėvukas varą traukt, o man reikia filmuot, droną blemba kelt. Žiūrėt, kaip ten seksis bachūram. Iššokau pas kolegą pasižiūrėti, kaip darbas iš kombaino. Da netekė. Nors tekė, pernai važiavau su tokiu irgi. Bet gražiai, gražiai. Kaip situacija? Gerai. Gerai. Labai. Kaip daumai sekasi privaryti, blemba, tu priekau? Gerai. Jau truputį. Da biškį atgal, dar atgal biškį. Bet biškį non pusėn per daug, ne? Kad nevarės bus gerai. Gerai! Ar ne? Gerai, gerai. Pilnu privarė. Matau. Šiandien šokau į Masėjų. Kolegos nėra. Kaimyną čia traktorius padėjinėja mum. Pirmas dvi dienas varė pats. O šiandien negali, tai aš pavairuosiu rytoj vėl kaip ir gali. Kaip ir viskas neblogai einasi. Jau turbūt apie 1000 rulonų turim prisisukę. Ir liko truputį mažiau nei pusė. Nu tai kaip ir viskas gerai. Rulonų šiemet nėra kosmoso iš hektarą. Daug tuščių vietų. Slabni tie kukurūzai. Nu, bet gal apie 30 gausis ir bus pusė velnio. Fendas ganėtinai neblogai važiuoja per tą šlapę, kai uždėti tie ratai didelį. Tik tai kita problema yra, kad truputėlį sunku išpilt. Išpilt nu nesunku, bet neišbyra ten aiškos priekabas ta masė. Tai tenka truputį su laužtuvais pavaryt. Kai pats nedirbau, tai atrodė gan paprastai, bet kai dabar reikia pačiam krapštyti, padėti, nu tai nervina, tikrai nervina. Truputį sunkiai susdraugauju dar su Masėjom, bet po truputį gal priprasiu. O šernų tuščia vieta.
Palikom perkrovą vieną ašį ir aš gudragalvės pilną prikūliau. Tai truputį linko šis. Bet ką, dabar per mestant priekinės ašies ir važiuoju toliau. Bet jau nebepil, tikrai antrą bunkerį. Operatorius normaliai. Viskas turėtų būti gerai. Ką galėtum pasakyti apie situaciją? Teko ir su fendu pajudėti, žvirkeliukų gerai eina. Šiam 5 paleidęs kaip su fūra. Dabar tik 2 traktoriai liko prie smulkinimo, nes perkrova prie klasiuką, aišku, ašį sulenkėm. Mano dėka kaip ir dasidėjau nemažai prie šito reikalo, dabar perkrova inklimpus, Kyravas negali ištraukti. Nu, bet kažkaip. Nu, karočiui, vos ne vos ištraukiam, čia atsvariam dar fendą. Tai čia nervo daugiau negu darbų. Vienu žodžiu, neatsikasėm priekį, iš šonų kampų traukiam, tai padangą. Padangą numontavo, dabar reikia nusimti padangą parfešt namo. Nu ir kažkaip siurbčiai tos kasiakus. Visio, smulkinimą baigiam, bachūram užpilam kūrą. Dar varysis traktoriai kažkur tais. Padarėm štuką 6 kiam rulonų. Ir dar tiksliai nežinau, kiek hektarų reikės paklausti. Va taip. Tsunami banga beina. O, visiems nahačia. Žiūrėk, išmaudys. Grauna malkus. Džiovinam kukurūzus. Ant malkų. Kokias malkas? Medinės. Ąžuolo dedas, medžia. Nu, dar to nebuvę. Per sniegą varam. Sniegą. Rodo naktį visą sniegą. Paskui lietų, nu tai dar kažkiek pavarysim. Bet realiai sąlygos vienas įdomesnių. Nu tai ką, publika, mes čia matom 2025 metų antro raundo pabaigą. Kukurūza irgi su dideliais iššūkiais, bet dabar va ir pabaigiam. Kaip matom, aplink sniegas, pirmą kartą gyvenime. Sezoną baigiam beveik gruodžio mėnesį. Realiai, ką galiu pasakyti, tai bus keista atsikelt ryte ir žinot, kad kukurūzas pabaigtas. Šiaip šis sezonas pabaigtas. Nes apibendrinant visą sezoną, nu manau tikrai vienas iš sudėtingesnių sezonų, nes tiek ir javus kūliant, tiek ir kukurūza buvo labai šlapė, klimpom, turėjom lūžimų nemažai. Ką galiu pasakyti apie patį kukurūzą, tai manau vis tiek kukurūzas kaip ir ateitis yra. Bet aišku, su juo kaip šiemet, tai kombaino laužimas konkretus. Taip, tas kombainas ne pirmos jaunystės rodo savo ožius, bet su kukurūzu tai tikrai kombainas laužosi, pūdosi, nes ir tie sėtai ir viskas, nu, dabar tai tiesiog reikės visą įsiardyti, visas kardas, visus sėtus, viską varyti su herheriu, plaut, nu ir aišku, tada ką, defektaciją atlikti. Ir į remontą, nes remontą tai yra tikrai nemažai tiek su važiuoklė, tiek su pačiais mazgais. Aišku, salone ledai atlaikė be problemų. Tik kilimas truputį įsitepė, bet tai čianai, kaip sakoma, prieš kitą sezoną arba naują įsidėsim, arba dar ir šitą galima išvalyti. Kalbant apie matematiką su kukurūzu, nu tai
kaina jo tiesiog maža, šiaip derlius gal dar pusė velnio, bet tai realiai mūsų ūkis ir mes dirbam iš idėjas. Nu, ta prasme, buvo keli metai geresni, bet šiaip tai, ta prasme, kai sparčiai plėtėmės, tai truputį sudėtinga yra, bet, kaip sakoma, per kančias į žvaigždės. Tai gal kažkada ta situacija palengvės truputį finansiškai, bet, sakau, darbas patinka, tai dėl to ir dirbam. Šiaip sezonas mums tikrai nesbaigs, realiai turim daug remonto, pirmoji eilėj tai plovimo turim daug, bet reikia ir sėmą pasiremontuoti, ir purkštuvą, ir tuos pačius traktorius visus, visą techniką reikia apseit, tai reikia tikėtis video bus. Aišku, dabar pirmiausia tai reikia univere skolas sustvarkyti, nes kai mėnesį nebūni, nu, truputį prisikūpė tokių, tai paskui atostogos man, tai manau sausio mėnesį kypsim prie remonto darbų. Tai aš jums noriu pasakyti didelį dėkui, kad žiūrėjot šitą video. Būtinai parašykit komentarą, kaip jums sekėsi 2025 metų sezonas ir kaip susidėlioja jis finansiškai. Be abejo, prenumeruokit mano kanalą, uždėkit laiką, nueikit į Instagramą ir sakau iki sekančio video.